pasakai frazę teatras antri namai, tai turbūt kitiem iš šono skamba, kaip čia taip gali būti. Bet iš tikrųjų, tai yra tikrai vieta, kurioje yra labai daug širdies, kurioje yra labai daug jausmų, kurioje labai daug yra patirčių, išgyvenimų, kurioje yra tavo ambicijų išsipildymas, kurioje tu kiekvieną kartą po gerai atlikto vaidmens ir gerai pavykusio spektaklio išeini euforijų, išeini toks laimingas, toks patenkintas savimi, kad viskas klostosi būtent taip, kaip tu norėjai, arba po nepavykusio spektaklio tu norisi kuo greičiau bėgti ir neprisiminti, arba po kažkokios klaidos tu gali mėnesį prisiminti tai kaip didžiausią šoką. Tai yra tai, kas yra labai jautru ir tai, kas yra labai svarbu. Jau besilankant darželio vyresnėse grupėse atėjo mūsų gabių vaikų pakviesti į Balio Dvariono muzikos mokyklos chorą muzikos mokytojai. Pakvietė ir mane, metus lankiau chorą tenais, bet mane norėjo palikti dar pakartot kursą, nes buvau mažas ir jaudas, ir pagal amžių, ir augiu. Ir mama sakė, ne, 2 metai, mano vaikai, jūs ką, čiagi genijus auga. Aš jį nuvesiu į ąžuoliuką ir jinai nuvedė mane į ąžuoliuką ir ten irgi mane, žinoma, priėmė į pačią mažiausią grupę. Nuo tada prasidėjo mano ąžuoliukiečio karjera. Čia būna tokie anekdotai. Žydų mamos augina vaikus savo kaip genijus ir juos taip myli, taip dievina, kad jau iš karto jau sako, kad mano sūnus tikrai yra ypatingas, tikrai yra pats geriausias. O susipažinimas su muzika vyko gal irgi mama, jinai labai mėgo man dovanoti, o aš labai džiaugiausi visokias plokšteles su įvairiom pasakom ir dainom. Ir aš klausydavau plokštelių. Vaikystėje labai norėjau būti galbūt labiau tokia roko, pankroko žvaigždė, man labai patiko tuo metu. Tai, bet pagal tai, kaip viskas vystėsi, supratau, kad matyt viskas eis į akademinę pusę. Matėsi galbūt, kad scena man patinka ir kad aš noriu joje būti. Kai man buvo 9, į ąžuoliuką atėjo Operos ir baleto teatro vaikų choro chormeisteris rinkti pastiprinimo vaikų chorui, nes tuo metu čia Operos ir baleto teatre statė Engelberto Humperdinko operą Jonukas ir Grytutė. Ir tai buvo mano pirmieji žingsniai Operos ir baleto teatre, Operos ir baleto teatro chore, bet jie vienoj vietoj sustojo. Ir koją pakišo mano charakteris. Todėl, kad užburti vaikai turėjo kantriai susikibę už rankų laukti, kol bus laikas jiems išeiti į sceną, o tuo metu viena mimansų artistė šokėja, galbūt šiek tiek užsimiršusi, vėlavo į sceną ir labai skubėjo ir bėgdama tiesiog kirto per ranką, sako, praleiskit. Ir kirtusi per ranką, prabėgusi, jinai taip, aš galvoju, kas čia dabar mane muša, o taip galima? O aš tuo metu nebuvau labai toks santūrus, buvau labai išdykęs vaikas ir iš kiemo buvau išmokęs labai daug nenormatyvinės, nelietuviškos leksikos ir aš kažką įleptelėjau tokio, kas jai tikriausiai nepatiko. Ir po tos generalinės repeticijos spektaklio jinai pasiskundė savo vadovei, vadovė priėjo prie manęs ir liepė atsiprašyti. Aš atsiprašiau, bet pasakiau, tegul jinai manęs pati atsiprašo už tai, kad trenkia man per ranką. Tuo metu jinai, būdama ženkliai vyresnė, užsuko man ausį taip, kad krešuliukus ar jos nagus iš ausų krapščiau kitą dieną, bet režisierius man buvo pasakyta, rytoj neateik, nes vadovė, Jumi man susakė, režisierių išvarykit šitą, jisai keikėsi. Man buvo pasakyta, rytoj neateik. Tai va taip prasidėjusi, dar neprasidėjusi pasibaigė mano vaikiška karjera šitam teatre. Tada aš kažkaip taip nuliūdau, kad mane išvarė iš to. Buvo porą dienų labai didelio liūdesio, bet pagalvojau, aš dar pas jūs sugrįšiu. Mano vaikystės Vilnius tai turbūt labiausiai
koncentruojasi Vilniaus Antakalnio rajone. Gal su amžium plėtėsi ta geografija, bet vaikystė tai jinai susijus būtent su Antakalniu. Tiek tas darželis, tiek kiemas, tiek mokykla, kurioje mokiausi. Nuo 6 metų lankiau Ąžuoliuko muzikos mokyklą, dainavau Ąžuoliuko chore, tai jau tuo metu atsirado ir Vilniaus senamiestis ir kitos Vilniaus vietos. Ypatingai pradėjo gražėti Vilniaus senamiestis mano paauglystėje ir jisai, kiekvienas pastatas turėjo istoriją, kurią susikurdavai galbūt pats, bet tas įspūdingas Vilniaus senamiestis irgi kažkaip mane augino ir plėtėsi manyje. Mano ausyse visuomet tuomet dažniausiai skambėdavo Bitlai, bet Vilnius skambėdavo turbūt taip viduramžiškai. Tuo pat metu ir pankrokiškai, nes praėjus Pilies gatve išgirsdavai įvairių skambesių, labai būdavo daug gatvės muzikantų. Kažkada ir mes patys su bičiuliais Pilies gatvėje grodami rinkdavom pinigus. Vilniui tinka, man atrodo, labai daug skirtingų muzikos stilių. Pirmą kartą aš pasiklausiau tėvų, kai manęs kieme paklausė, ar aš lietuvis, ar aš rusas, nes buvo tokie 2 variantai. Ir aš nuėjau paklausiau, kas aš esu, ir man pasakė, kad aš žydas. Tada aš nustebau, nes tokio varianto nebuvo. Kaip ir iš tų, apie kuriuos mane klausinėja. Kažkokia mergaitė paklausė, žydas, tai kodėl tu nežydijoje gyveni, net nežinojo, kad yra tokia valstybė Izraelis. Kažkaip vaikam gal nebuvo tiek, natūraliai vaikam gal net nebuvo tiek svarbu, bet tuo metu, matyt, kadangi tai buvo virsmo metai, tai buvo Sąjūdžio metai, kai mes visi jau galų gale galėjom atrasti savo valstybingumo identitetą. Ir tada kilo daug klausimų. Ir daug klausimų kilo ir tuo metu suaugusiems. Ir vaikai išgirdę, kas vyksta namuose, matyt, bandydavo ir kieme išsiaiškinti, kas tai yra, bet dar neturėdami tokio brandaus paveikslo. Ir vėliau aš pradėjau klausinėti, močiutė pasakojo kažkiek istoriją, parodė, nupiešė Dovydo žvaigždę, pasakė, kad čia yra simbolis tautos. Vėliau aš jau pradėjau kažkiek suprasti jau mokydamasis mokykloje. Tada aš pradėjau dar daugiau domėtis galbūt. Ir natūraliai atėjo suvokimas, kas tai yra žydai, kas tai yra Izraelis, žydų valstybė, kas tai yra kai kurios tradicijos. Vėliau pradėjau lankytis žydų bendruomeniai vaikų klube, kur vykdavo susitikimai šeštadieniais. Bet ir tuomet iš ten galbūt daugiau pradėjau sužinoti apie žydų tradicijas. Pasirodo, tėvai žinojo visas tai žydiškas šventes, bet mes namuose jų nešvęsdavom, neminėdavom. Tos tradicijos namuose kaip ir buvo žinomos, bet jos nebuvo kažkaip specialiai labai puoselėjamos. Didžiausia ta išraiška žydiškumo ir buvo. Man atėjo per tą kalbą, nes aš girdėdavau tą kalbą, kurios nesupratau, kurią močiutės kalbėdavo tarpusavį. Ir tėvai tarpusavį kalbėdavo ir prisimindavo ją tuo metu, kai norėdavo, kad aš kažko nesuprasčiau. Nes šiaip jie namuose nekalbėjo jidiš kalbą. Dabar aš ją dainuoju, aš viską puikiai suprantu, bet tie įgūdžiai prapuola. Vilne, unser Heimstadt, unser Bänkschaft und Bagger. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Augen Reusatrer. Dainuojant šitą kalbą, toks jausmas, kad visuomet prisimeni, kad dainuoji tą kalbą, kurią kalbėjo turbūt daug protėvių kartų ir kurią atsimenu iš vaikystės. Ir turbūt todėl atrodo ypatingai, nes atrodo tarsi tu dainuoji ne tik tai tą tekstą ir tą prasme, kurią dainuoji, o tuo pat metu ir pasakoji tą pasaką, kurią išgirdai vaikystėje. Tai yra tiesiog dainos, kurios skamba jidiš kalba, bet jos yra universalios, jos skamba apie jausmus
kurie yra būdingi absoliučiai visiems. Tai yra dainos apie vaikystę, dainos apie paauglystę, dainos apie senatvę, dainos apie meilę, dainos apie skausmą, dainos apie džiaugsmą. Žydų kultūrai būdingi visiškai tie patys jausmai kaip kiekvienai kultūrai. Ir labai smagu, kad mes vis dar važinėjame ir atliekam tos kūrinius toj programoje muzikinėje, kuri vadinasi Laiškai iš praeities. Ir per tą laiką po visą Lietuvą pradėjo vėl, žinoma, kitokia paskirtimi, bet veikti kaip kultūros židiniai buvę sinagogų pastatai. Ir tai be galo džiugina, nes vėl atsiranda tokia bendrystė su vietos miestelio praeitimi ir su ta bendruomenė, kurios jau nėra, bet kuri buvo, ir pats pastatas primena apie tai, kad ten gyveno tokia bendruomenė, o dar jeigu tenai vyksta koncertas, kuris kažkiek artimiau per dainą arba per muziką supažindina su tos bendruomenės istorija, kai jie išgirsta muziką, jie išgirsta pasakojimą apie ką tai yra, jie sužino, jie išgirsta, kaip skambėjo ta kalba, jie sužino, kad ta kalba, ta žydų bendruomenė dainavo apie tuos pačius jausmus, apie kuriuos jie dainuoja savo kūriniuose. Bendruomenė, kuri kažkada gyveno tuose miesteliuose, jiem tampa kaip ir kažkokia jų istorijos dalis ir jie tą suvokia kaip savo istorijos dalį. Tai iš tiesų yra toks labai gražus pagarbos ženklas tiem, kurių nėra, ir supažindinimas su jais, tų žmonių, kurie dabar tenai gyvena.